Žinai, prieš kažką postinant, visą laiką esu žiauriai įsigandęs. Norėjau sakyti bet įsigandęs žiauriai esu. To net neleidžiu, žinai, savo pagalvoti, galvoju, čia nežinau apie ką postinti, nežinau, ką reikėtų postinti, kas būtų įdomu, kas svarbu, bet iš tikrųjų esu peršykęs. Kodėl peršykęs? Dėl to, kad didžiausia baimė yra būti neįdomiam, būti atstumtam, nes visą gyvenimą tą patyriau. Ir kad ir kai vaidintum krūtą, kietą, dar kažkokį, žinai, žemokantį, žinantį ir taip toliau, per visą tą, žinai, kai visą tą bandai padaryti kažko įdomiu, krūtų, dar čia įdėsiu kažkokį video, štai įžiūrėks dar vieną strategiją ir taip toliau, per visą tą, kas atsitinka, kad nustoja iš tikrųjų iš vis, tau nustoja ne tai, kad rūpėti, bet iš tikrųjų nustoja girdėti iš viso, ką tu nori pasakyti. Gaunas tik tai, o kas veiktų, o kas atneštų rezultatą, o kas duotų tą pirkimą, kas duotų klientą, kas duotų susidomėjimą ir taip toliau. Ir netgi jeigu kažkas nepriima to, kažkam neįdomu, tai ne tik, kad būna atseit kažkoks tai tiesiog neįdomu, ar kažkas neužsikabino, bet būna, wow, aš niekam nereikalingas, aš niekam nenorimas, niekam neįdomu, kas aš esu, kas svarbu ir toliau. Ir tada iš vis galvoju, blem, ko man reikia tada tapti, kad žmonės klausytų, ko man reikia būti, kad žmonėms įdomu būtų, ko žmonėms reikia, ko aš turiu tapti, kad žmonėms būtų vertinga, kad aš galėčiau realiai daryti, gyventi, ko aš noriu. Aš turiu būti visiškai nesavimi. Ir tai tiesiog per ilgus metus tai tiesiog nužudo tave, nužudo tikrąja prasme, kas tu iš tikrųjų esi, viduje kažkur tai lieka, bet visa kita yra grynas feikas, žmogus, kuris visiškai daro, kuris praradė save, kuris tiki dalykais, kurie padėjo išgyventi, kurie padėjo gauti, ko aš noriu galbūt, bet širdyje visiškai ir viduje visiškai jis realiai miręs, nes nematai tikslo, nematai pointo, galvoji, jeigu pasimetęs esi, o ką toliau daryti, o kas man yra svarbu, gerai, o kokią kryptį pasirinkti, aš nežinau, nemoku, aš nežinau krypties, Ramūnai, ką aš čia savo klausiu, nežinau, Ramūnai, ką aš noriu daryti, o koks tavo kelias gyvenime, koks tavo tikslas apskritai gyvenime, kokia tavo, žinai, karjera, o ką norėtum dabar daryti. Ir atrodo, čia tik painu, atrodo tiesiog nežinojimas, pasirinkimas, bet tai yra didžiausia, tai yra baimė. Nes antiek esi užstrigęs ieškoti, kas veiktų, antiek esi užstrigęs, kas net mestų tavęs, arba kur aš iš tikrųjų galėčiau jaustis, žinai, kur aš galėčiau iš tikrųjų jaustis, kad aš kažkam rūpiu. Ir per tai netgi santykiai kenčia, per tai viskas kenčia. Santykiai su mylimoja, santykiai su sūnum, santykiai su savimi, viskas kenčia. Ir vienintelis dalykas, kaip mes žinom, kaip aš žinau, kaip kenčia, arba kaip daugelis turbūt žino, tai yra dainose, kuriuose skausmas dar kažkada tai gal tiesiog pralenda kažkokia rašarėlė ar dar kažkas, bet visą laiką esi ant tiek užgrūdintas, ant tiek užsigrūdinęs, kad tu galvoji, krūtas, kietas, dar kažkoks ir vis ieškai, kas tave dar labiau užgrūdintų, bet niekas negali užgrūdinti, nes ne to reikia, ne tas padės. Jeigu čia tavo panaši situacija, parašyk, ar norėtum dalyvauti webinare, kuriame papasakosiu ir parodysiu būtent, kaip visą tai vyksta, kodėl, kaip iš tikrųjų tą pakeisti, kaip atpažinti, žinai, tas būtent dalis, kurios labiausiai skauda, kuriuoms sunkiausiai, dėl kurių visą tai ir būna, ir kaip jas po to puoselėti ir sukurti tas, kur tu nebijotum postinti, žinotum tiksliai, ką postinti, žinotum tiksliai, ko tu nori, žinotum tiksliai, koks yra tavo gyvenimo kelias, gyvenimo kryptis, gyvenimo viskas. Ir santykiai nuostabus, pasikeičia visiškai, kur yra atvirumas, kur tu nebijai pasakyti, kas tau yra, ko tu nori, kas tau yra svarbu, ne iš kaltinimo, bet iš to, kad tai iš tikrųjų yra. Ir gyventi autentišką gyvenimą, kuris, žinai, tiksliai, kas tu esi ir kas tau yra svarbu. Jeigu įdomu, parašyk, atsiųsiu nuorodą, kur.